gali būti nubaustas ir administracinė tvarka, ir pagal baudžiamąją teisę už melagingo pranešimo pateikimą. Dėkuoju Jums. Ir ką dar galime padaryti su šiuo naujai startuosiančiu portalu? Su portalu, ta prasme, jeigu kažkam tai kyla neaiškumų, kaip naudotis tuo portalu, tai vis yra, reiškiasi, pakankamai detali pagalba ir galima vėlgi pasižiūrėti video medžiagą, jeigu kyla sunkumų užpildant pranešimą policijai. Ten yra tikrai labai iš eilės ir nuosekliai viskas parodyta, kaip turi būti tas pranešimas užpildomas, kokie laukai yra privalomi, į ką reikėtų atkreipti dėmesį teikiant pranešimą policijai. Ir maždaug tiek. Dar vienas dalykas, kadangi mes startuojam šią savaitę, tai aš naudodamasis progą norėčiau visus pakviesti dalyvauti seminare. Visus, kas nori susipažinti detaliau su elektroniniu pranešimų teikimu policijai. Tai tas seminaras įvyks Vilniuje spalio 28 dieną 11 val. Tačiau vietų skaičius jame yra ribotas, todėl visus, kas nori dalyvauti seminare, kviečiu užsiregistruoti elektroniniu paštu juste@aktapublica.lt. Tai šią informaciją galėsime tuoj pat po mūsų transliacijos pateikti ir svetainėje, kurioje šiuo metu uždavinėjate klausimus www.senjoras.lt. Tai dėkoju mūsų pašnekovui ir kitus klausimus atsakysime jau laidos gale. Ir tuomet pereikime prie trečiosios mūsų temos, kuri taip pat visiems yra labai aktuali, yra regitros ir turbūt su vairuotojo pažymėjimu susijusios paslaugos. Taigi, kalbinu valstybės įmonės regitrą, viešųjų ryšių specialistę Laimutę Užupę. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, kuo visgi naudinga žmogui naudotis elektroninę regitros sistemą, o vietoj to, kad važiuojant į tikrą regitros pastatą? Pirmiausia, aišku, žmonėms patogu naudotis elektroninėmis paslaugomis. Ir pagrindinė mūsų elektroninė paslauga, kuri skirta pradedantiesiems vairuotojams, tai yra vairuotojų portalas. Kalbant apskritai apie regitros siekį aptarnauti klientus kiek įmanoma, siekiant taupyti jų laiką kokybiškiau, efektyviau, norėčiau pasakyti, kad įmonė visada skiria labai didelį dėmesį elektroninių paslaugų kūrimui. Ir šiuo metu mes turime pačią populiariausią paslaugą, tai būtent leidžiančią teikti duomenis elektroniniu būdu, paslaugą transporto priemonių paieška. Tai yra pati populiariausia įmonės paslauga, kurią užklausų dėl šios paslaugos mes gauname apie 1 milijoną per metus. Naudojantis šią paslaugą, žmogus gali gauti informaciją apie registruotą transporto priemonę. Tiesiog visus josios duomenis. O vairuotojų portalas yra prieš metus pradėta teikti elektroninė paslauga ir jinai skirta, iš esmės pagrindė yra skirta tiems pradedantiesiems vairuotojams, kuriems jau reikia keistis vairuotojo pažymėjimą iš 2 metus galiojantį vairuotojo pažymėjimą keistis į 10 metų galiojantį. Tai pagrindė tiek būtų, o pradedančiųjų vairuotojų iš tiesų yra labai daug ir vyresnių žmonių, tai ne tik tai jaunimas, bet ir vyresni žmonės. Pagal mūsų statistiką pradedančiaisiais vairuotojais, pavyzdžiui, šiemet tapo 285 vyrai nuo 41 metų virš 71 metų. Ir daugiau kaip 1100 moterų nuo 41 metų iki 71 metų. Taigi, galbūt kartais klaidingai manoma, kad pradedantieji vairuotojai tai yra tik jaunimas, iš tiesų taip nėra. Labai dažnai pradeda vairuoti ir vyresnio amžiaus žmonės, įsilieja į eismo srautą. Taigi, būtent jie irgi gali naudotis vairuotojo portalo paslaugomis. Jeigu kažkokie kyla klausimai žmonėms, jie gali pasiskambinti mūsų informacijos telefonu 8700 55151 arba siūsti užklausas elektroninio pašto adresu info@regitra.lt. Laimutė, anksčiau žmonės norėdami kažkokias tai vykdyti paslaugas susijusius su vairuotojų pažymėjimu turėdavo vykti į regitros centrą, kažkurį tai mieste ar rajone. Ir
o dabar jų galima atlikti ir ten, ir ten. Tai kaip pasikeitė situacija regitroje, kai įdėgėte šias elektroninės paslaugas? Ar galbūt eilių sumažėjo, ar tiesiog pasikeitė kaip tik į elektroninių paslaugų pusę, kad daugiau žmonės elektroniniu būdu tai stengiasi atlikti? Taip, iš tiesų mes pastebėjome tokią tendenciją, kad žmonės noriai naudojasi vairuotojų portalo paslaugomis. Ir ypač jo pagrindinė ir žmonėms naudingiausia paslauga tai galimybė užsisakyti vairuotojo pažymėjimą su pristatymu į namus. Šiuo metu žmogus vairuotojų portale gali užsisakyti 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą vietoje jau bebaigiančio galioti 2 metus vairuotojo pažymėjimo su pristatymu į namus. Jo pageidaujamo adresu. Taip, jam niekur nereikia vykti. Na, neblogai. Ir būtent šitą galimybę jums suteikia vairuotojų portalas, taip kad iš tiesų kviestume tiek ir vyresnio amžiaus žmonės, tiek ir jaunus pradedančiuosius vairuotojus tiesiog naudotis jo paslaugą. O sakykite, visos paslaugos elektroniniu būdu yra mokamos ar nemokamos? Net yra nemokamos paslaugos. O kokias dar paslaugas be naujo vairuotojo pažymėjimo galima atlikti jūsų portale regitra.lt? Vairuotojo portale taip pat yra žmogus gali susipažinti su informacija apie jo laikytus egzaminus, pavyzdžiui, apie egzaminų rezultatus. Jis turi galimybę peržiūrėti elektroninius egzaminų protokolus. Na ir tiesiog sėkmingiau pasiruošti sekančiam egzaminui, jeigu dar yra tokia situacija, kad jam nepavyko išlaikyti egzaminų. Na ir yra taip pat ir kitos paslaugos, galimybė užsisakyti dokumentą, keisti savo asmeninius parametrus arba tiesiog užsisakyti vairuotojo pažymėjimą su galimybė atsiimti bet kuriame regitros padalinėje, nebūtinai su pristatymu į namus. O sakykite, kada žmogus gali tą naują pažymėjimą užsisakyti 10 metų, tai kai praeina to laikino pabaiga, ar galiu aš iš anksto užsisakyti jį? Taip, 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti likus nedaugiau kaip 30 dienų iki galiojimo pabaigos. Tuo metu jo galima drąsiai jungtis prie vairuotojų portalo ir pildyti. Minėjote, populiariausia pas jūs paslauga yra... Tai yra būtent duomenų teikimas, nemokamas duomenų teikimas apie Lietuvoje registruotas kelių transporto priemonės. Jeigu mūsų pagalbininkai dabar parodytų regitros titulinį puslapį, tinklalapio. Taip, tai yra dešinėje viršuje, matome skyrių elektroninės paslaugos ir antra nuo viršaus paslauga yra transporto priemonių paieška. Taip, kur įvedus valstybinio numerio derinį, valstybinį numerį arba tam tikrus kitus transporto priemonės duomenis, galima gauti visą informaciją apie ieškomą transporto priemonę. Apie dominančią transporto priemonę. Jeigu aš ketinu pirkti automobilį, tai aš galiu pažiūrėti šioje svetainėje, ar jisai, tarkim, nebuvo pavogtas netyčia, ar dar kažkokią informaciją galiu sužinoti. Taip, čia jūs rasite informaciją apie Lietuvoje registruotas transporto priemonės. Jeigu jūs domitės į Lietuvą įvežta, bet dar neregistruota transporto priemonė, čia informacijos nebus pateikta. Bet jeigu jūs domitės Lietuvoje registruota transporto priemonė, įvedus jos valstybinį numerį, jūs sužinosite detalesnį informaciją apie jos techninės sąlygas, tai jos ir tam tikrus variklio duomenis. Netgi variklio duomenis galim sužinoti. Sužinosite, ar galioja jos draudimas, ar galioja jos techninė apžiūra, na ir taip pat bus pateikta informacija, ar yra tam tikrie apribojimai dėl jos registravimo. Galbūt, sakysim, yra tam tikri dalykai susiję su areštu arba policijos paieška. Bus pateikta informacija, ar yra apribojimai šios transporto priemonės registravimui. Jeigu yra tam tikri apribojimai, jūs tiesiog darote išvadas, ar jums verta įsigyti tokią transporto priemonę. O šitą paslaugą, norint sužinoti informaciją apie transporto priemonių kažkokią tai būklę, ar būtina registruotis? Ne, tai yra labai lengva paslauga. Iš tiesų tiesiog jūs prisijungiate, spustelite ant nuorodos transporto priemonių paieška ir atsidariusiame lange įvedate duomenis ir iš karto jums yra pateikiama informacijos sąrašas, kuris jums yra, manau, tikrai bus naudingas. Tuomet registruotis reikia tik atliekant tuos veiksmus, kai kalbėjome prieš tai, tai yra naujas vairuotojo pažymėjimas ir jo pratęsimas. Taip, jeigu mes kalbėtume apie paslaugą susijusią su naujo vairuotojo pažymėjimu